Ką reiškia sapnuoti karą? Sapnuoti karą paprastai reiškia netvarką, barnius ir nesutarimus namuose. Tokio pobūdžio sapnus dažnai sapnuoja paaugliai, maištaujantis prieš savo tėvus. Rengtis į karą – tai ką, greitai susitaikysite su tuo, su kuo buvote susipykę. Eiti į karą – laukia nesklandumai ir nenumatytos situacijos profesinėje veikloje. Būti kare sužeistam – liga. Laimėti karą – nugalėsite savo priešus. Pralaimėti karą – netikėtos permainos, kurios pareikalaus nemažai jėgų ir resursų. Jeigu moteris sapnuoja, kad jos mylimasis eina kariauti, sužinosite apie nemalonės savo antrosios pusės charakterio savybes. Sapnuoti, kad esate kareivis kare, reiškia atsakomybę ir pareigą budriame gyvenime. Gali būti, kad jaučiatės prislėgtas įsipareigojimų ar užduočių. Šis sapnas taip pat gali reikšti, kad norint įveikti iššūkius, reikia disciplinos ir susitelkimo. Apmąstykite savo įsipareigojimus ir įsitikinkite, kad juos veiksmingai valdote. Sapnuoti branduolinį karą reiškia didžiulį nerimą ir katastrofiškų pokyčių baimę. Toks sapnas rodo, kad galbūt laukiate didelių, nekontroliuojamų permainų savo gyvenime. Jis taip pat rodo, kad reikia spręsti šias baimes ir jas valdyti, kol jos jūsų neužvaldė. Sutelkite dėmesį į stabilumo paieškas ir pasiruoškite galimiems sukrėtimams. Sapnuoti karo pabėgėlius simbolizuoja užuojautą ir empatiją nelaimei ištiktiems žmonėms. Tai gali atspindėti jūsų susirūpinimą kitų žmonių arba jūsų pačių gerovę sudėtingų laikotarpių. Šis sapnas taip pat rodo, kad jums reikia prieglobsčio ir apsaugos nuo vykstančių konfliktų. Suteikite paramą aplinkiniams ir siekite stabilumo sau. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.